Noriu pakalbėti apie šios verslo nišos, tinklinės rinkodaros išskirtinumą. Kiekvienas čia atėjęs žmogus turi savo rėmėją, kitaip sakant, savo sponsorių, kuris labiausiai yra suinteresuotas to žmogaus sėkme. Todėl dalinasi savo patirtimi, įgytais įgūdžiais per ilgametę patirtį, tai, ką jisai pats moka, padeda praeiti tam žmogui jo iššūkius, kažkokias galbūt baimės, patarti, padėti, nukreipti, parodo, kartu dalyvauja tam tikrose to žmogaus idėjų gyvendinimo niuansuose, ar ne, projektuose ir taip toliau, bendrauja, komunikuoja, remia, palaiko ir taip toliau. Tai yra nuostabu. Neatlygintinai kiekvienas žmogus turi savo rėmėją. Aš taip pat esu daugelio žmonių rėmėja ir džiaugiuosi, kad jie mane pasirinko, dėl to, kad iš tiesų turiu kuo pasidalinti. Taigi, mylėjai, ne taip ir baisu čia, žinokit, ne taip ir baisu, yra ką veikti ir džiaugiuosi, kad ateina žmonės, kurie turi vidinės stiprybės tokios, ar ne, kad ateina kažkoks iššūkis jam, jisai tai suvokia, supranta, pasitarė su savo rėmėju ir įveikia tai ir jisai tampa stipresnis, jisai daugiau išmoksta. Tai ne veltui aš sakiau, kad čia yra asmenybės augimo mokykla, nes visos problemos, su kuriomis mes susidurime gyvenime, ne tik tai versle, tai yra apie mus pačius. Ir mes patys turime išgvildenti, kas mus trigerina ir kaip mes galime tą iššūkį išspręsti. Yra paprasta. Kai ateina kažkokia kliūtis, mes koncentruojamės į ką? Į priežastis, kaip mums čia nusimotyvuoti, kaip čia mums nedaryti, ar ieškome išeičių, kaip tą problemą pašalinti, kaip išspręsti, kad jinai mums daugiau netrukdytų, kad mes galėtumėm toliau kiekvienas eiti į priekį ir siekti savo tikslų. Taigi, mėlėjai, džiaugiuosi galėdama būti tuo žmogumi rėmėju, kurį galiu patarti ir kitiems žmonėms, kaip šitame versle veikti sklandžiai ir kaip asmeniškai augti. Taigi, iki sekančių.